Šį kartą vėl neaišku, kokia bus situacija. Esmė, kad neveikia šilumos siurblys. Kaip sakant, jau ruduo, žiema artėja. Reikės ieškoti priežasties, kodėl nešyla salonas. Tai žiūrėsim. Pasidavė mazoto, bet siurblys vis tiek nepasileidžia. Na tai ką, dar pažiūrėsim saugiklius visus, kodėl šis nenori pasileisti. Tada bus matyti. Gali būt, kad teks lipt lauk. Tiksliau, lauk tą kompresorą. Tada žiūrėsim. Prieš darant bet kokius darbus, aišku, reikia atsijungti aukštos įtampos bateriją. Taip ir padarom. Ko čia nenori išsimti? Pristrigus kažkaip tai. Sunkiai išsilūpa kažko. Gal gyvenime neimta. Viskas švaru, gražu. Kontaktai gražus. Aišku, uždengiam, kad nieks čia neįkristų. Va taip padėkime. Arba geriausia dėti šios va čia ant lango, tada matosi, kad atjungta baterija pats žinai, arba kitas žmogus einant žinos, kad tikrai atjungta. Šiaip dažniausia taip reikia daryti. Aiškiausia tada būna. Tiesime Zojos kondicionieriaus neveikimo problemą. Tai atsirado dar viena bėda. Per parą praktiškai ženkliai sumažėjęs slėgis pasijungus manometrą. Tai rastas nesandarumas radiatorė, bet ten visas radiatorius toks apsitepalavęs burbuliuoja. Tai keisim radiatorių, bet kad jį pakeisti čia praktiškai reikia visą priekį nuardyti. Va, bamperis jau nuimtas. Ardysim toliau, dabar žiūrėsim, kas čia kaip gausis. Tai va, dar reikia skystį išleisti pradžiai. Tai va, tiek kol kas žinių. Ką leidžiam lauk azotą. Ir lūksim lauk radiatorių. Visas tepaluotas. Bet ant tiek, kad netgi šitas išorė yra antifrizo radiatorius, kur inverterį aušina. Tai netgi šitas ant tiek apsinešęs, kad baisu. Ir va ten visas tepaluotas. Tai iš kondiškės reiškia labai žiauriai leido kondicionieriaus tepalą. Todėl ir dinginėdavo slėgis. Nu ir šiaip čia reiks viską išpūsti, išvalyti. Nes čia taip žiaurokai atrodo. Tai jo, ir čia šonas visas irgi tepaluotas. Na žodžiu, čia įdomus variantas toksai, kodėl jis čia taip pradėjo leisti. Na išimsim tą kondiškės radiatorių, pažiūrėsim, ko jis čia taip rasoja smarkiai. Bus matyti. Na va, iš arčiau tuos abudu radiatorius. Tai va, tepaliukas švarus, jokių drožlių, nieko,
biški čia pabėgo. Tai, bet radiatorius tai, nežinau, kažin ar čia verta kažką daryti, nes vis tiek tas riebalas, kaip tos narelius išvalyti. Nu čia va dar kažkur gal išpūstum, kažkaip išplautum. Nu čia žiauriai atrodo. Kondiškės biški mažiau, tik pro galą va čia pūtė. Biški va čia toj zonai tik tai leido. O čia kažkodėl visas tas leido kažkaip tai įdomiai. Reikia žiūrėti toliau. Va čia gal išsivalytų dar. Gal kažkaip tai. Nu, žiūrėsim. Įdomi čia situacija. Gavome naują radiatorių kondiškiai. Nissan. Kaip sakant, rimtesnės firmos. Varžėdėlį įdėti. Biški skambutį sutrūkdė, tai vienu žodžiu, tai čia žiūri žiedėlį yra. Nu, gal bus gerai, naujas vis tiek yra naujas. Bandysim dėti. Na va, užšinimo skysčio to net nebevaliau. Nu ką čia pusė nepraeis oro srauto. Tai gavau tokį nenaują, bet tikrai neleidžia. Tai nenaują, bet gerą, vienu žodžiu, dėsim antifrizo ir tada dėsim naują kondiškės. Ir dėt dar ventiliatorių ir žiūrėsim, kas čia gaunasi. Susirinkom radiatorius, antifrizas jau užpiltas, azotų užsipildėm iki 15 atmosferų, dabar reikia nustatyti ant 15 kontrolinio rodiklio. Nu ir aš palaikysiu mažiausią parą laiko. Čia tegu pastovi. Kaip sakant, valgyti neprašo. Bus garantuoti tada aišku, ar čia dar yra kažkur nuotykis ar nėra. Vienu žodžiu žiūrėsim tada. Daugiau kaip ir niekur neturėtų būti to nuotykio. Tai va, laukiam parą ir žiūrėsim, kaip čia toliau bus. Nu va, parą prastaveis, tokia įdomi situacija gavosi. Buvo užstatyta 15 atmosferų. Tai užpildžius azotų liko 10. Pradėjau purškinėti užstatęs. Tai pasirodo, va čia va nežinau, ar gerai matysis. Va čia apsipatojo pro vieną sujungimą. Radom leidimą, bet iki 10 atmosferų. Iki 10 nukrenta ir daugiau stovi. Va čia dar matas biški tepaluota, gal reiks pasižiūrėti irgi. Bet čia kaip ir neleidžia. Toks įdomus atvejis, kad iki tam tikro slėgio tik tai leidžia, o po to jau stovi. Tai va, nu ką, tvarkysim šitą jungti ir ko gero daugiau nėra vietų, kur būtų kur leistų slėgį. Bandysim paleidinėti tada automobilį. Na va, sistema sandari. Darom vakuumavimą jau. Ir pildysim freoną ir žiūrėsim. Šiaip turėtų viskas funkcionuoti. Šildyt, šaldyt. Ir taip toliau. Dar pasijungsim salonę, tada su termovizorium pažiūrėsim, kokios temperatūros.
Na va, smarkiai ūžia šilumos siurblys. Pagal radiatorių žiūrim šyla. Vamzdėlį irgi šyla, va ten matos. Vienu žodžiu, viskas funkcionuoja. Tas irgi karštas turi būti, o nedegina, rankos negalim pradėti. Kokia čia jo temperatūra? 59 laipsniai. Garsiai dirba. O čia turi būti tas šaltas. Šalti kontūrai. Jo, šitas šaltas kontūras. Pažiūrėsim salonę dabar. Kaip čia viskas veikia. Taip, salonę dabar žiūrim. Oi, nuo tą nuspaudėm biškį. Taip, salonė iš ortakio. Irgi šiluma eina. Iš tų ortakių irgi. Čia reikia pradaryti. Vienu žodžiu, sutvarkiam tą šilumos siurblį. Bent jau rodo parametrai visi geri, viskas tvarkoj, galim biškį pamažinti čia tą ventiliatorių kažkiek. Tegu jisai dar padirba. Nema rodo, matos per termovizorių. Kad šiluma ateina. Tai man atrodo tiek žinių tada šiam kartui. Žiūrėsime toliau, kokie bus gedimai kitoms mašinoms. Tai tiek.